Labadiena, gerbėmiai žiūrovai. Šiandien mes su jumis Radviliškio sporto arenoje. Benas Buzevičius, Jonas Lebedevas, Auris Volkovas. Smūgiuoti pabandė Nerijus, dar vienas smūgis kamuolys. Perdavimas kairėn, vėl situacija, po kurios Vilniečiai džiaugiasi pirmojo įvarčio. Gražiai išvestas krenta Vilniečiai, situacija, kuri, kad galės smūgiuoti ir iškart kontrataka, 3-2. Radviliškio žaidėjas galėjo rezultatą išlyginti, o čia, na, sėkmingą epizodą keičia nesėkmingas radviliškiečių žaidimas ir puiku. Arvaldas Augustinaitis, būtent jis gal ne visai pradėjo turbūt Justas Gulbinas, bet labai Arvaldas sėkmingai sužaidė. Pasisuko į kitą pusę, o čia situacija, po kurios rezultatas tampa 2-2. Na, kaip greitai įmušė, taip greitai ir prasileido. Perimtas kamuolys, Volkovas ir paskutinį neduos. Šinskas, gera ataka, na ir laukia kelių link varžovų vartų, bet užtenka ir klaidų. O čia po Jono Lebedevo smūgio kamuolys dar kartą atsiduria vartuose. Antrasis Jono tikslus smūgis. Tatarūnas vienas prieš vartininką ir Aivaras Štai toks epizodas, kuris baigėsi išlyginamojo įvarčiu labai gražiu. Kristupas Petravičius ten apgaulingas judesiais, galima sakyti, supainioja varžovo gynėjos, perdavimas į smūgis vienas buvo. Čia Aurimas Pukevičius, kontrataka, Buzevičius, kamuolys Lebedevas. Ir štai toks perdavimas, po kurio kamuolys dar kartą atsiduria vartų tinkle. Ir komandos draugai sveikina Aurimą Pukevičių. Na, Aurimą turbūt norėjusi to įvarčio, Aurimą Martišovas, geras prasiveržimas, bet dar yra kelios sekundės, galų gale aidi sirena, skelbianti pirmąją Vilniaus Futsal komandos pergalę šių. Treneri, na, kalbėjau su jūsų oponentu, na, pažymėjau, kad labai tokios lygios rungtynės ir jiems šiek tiek galbūt ir netgi pasisekė. Tokią frazę ištarė. Ar sutiktumėt su rungtynių vertinimu? Nu, ar varžovom pasisekė? Nežinau šitą. Gal tom, kad labai jau mes čia, kaip pasakyti, tokių lengvų, pigių, kvailų klaidų pasidarėm, sakykime, prie to, ką jie įmušė. O čia, žinot, salės futbole laimi tie, kas daugiau įmuša ir kas geriau, kaip pasakyti, išsprendžia, kaip pasakyti, tas klaidas verčia įvarčiais. O, nu, taip, galbūt to kamulio daugiau mes turėjom. Kamulio daugiau turėjom, galbūt ir ten tų progelių kažkokių daugiau susikūrėm, bet, žinot, tiek Bruklinas, tiek Vypai irgi, man atrodo, daugiau su mums susikūrė tų progų, tai o mes išėjom laimėti. Tai šiandien tos rungtynės, sakykime, atvirkštinis variantas kažkas tokio. Gal tik ne tiek mes kamulio turėjom, kiek mūsų buvę varžovai, kuriuos aplašėm. Na tai šiuose rungtynėse tarsi ir atrodė, kad radviliškiečiai, na, nedažnai, bet vos ne favoritų vaidmenyje. Galbūt tas faktas, kad Vilniaus Futsal nebuvo dar pasiekę pergalės, šiek tiek buvo apgaulingas komandai. Manau, kad taip, čia tas reikalas tikrai davė vaikinams tam tikrą negerą, kaip pasakyti, impulsą tokį, kad, nu, nesakau, prie pirmų įvarčių reikės dar aišku pasižiūrėti, bet kažkas tai stojom su teisėju, bendraujam, kai bėga muša įvartį, po to ten plaukėjom, ten du žaidėjai vieną dengiam, po to vėl įvartis krenta, nu ir taip toliau. Nu, manau, kad čia turėjo tas būt, bet čia prieš rungtynę sakiau, kad, nu, Hebra, čia yra didžiausia bėda mūsų bus, jeigu mes jau pasijūsim čia favoritais dideliais ir išeisim už čia su 3 taškais, tai ir gavos atvirkštinis vėl variantas. Na, šis čempionatas šiek tiek keistokas, nes nelyginis komandų skaičius ir vis po nelygiai sužaidė, bet jūs taip kol kas žaidžiat gana ritmingai.
Ar čia yra pliusas, sakykime, ar minusas šiuo atžvilgiu? Jūs dabar žaidėt jau 5 rungtynes, o varžovai 3. Ar mums pliusas? Nežinau, gal nelabai pliusas, sakykime, kad ir šiandien neturėjom 2 žaidėjų svarbių komandai. Neturėjom 2 žaidėjų svarbių komandai, tai galbūt jeigu kažkur ten, tam, kur ta košė rungtynių visą mums sukryto, galbūt ten, jeigu kaip pasakyti, ten būtų ne tiek daug ten tų rungtynių, galbūt šiandien būtume ten neiškritę iš rikiuotės, tie žaidėjai ir būtų šiandien padėję vėl gal būtų geriau. Tai mes dabar 2 savaitės turėsim, turėsim 2 savaitės tarpą, turėsim Kėdainius, tai matysim, ar čia pliusas, ar čia minusas, tiesą pasakius. Treneri, sveikinu su pirmąją pergalę sezone ir jūsų nuomonė, kas ją lėmė? Tai lėmė labiau, turbūt sėkmė čia mums pasisekė. Rungtynės, sakyčiau, lygios buvo, labai atsargės. Gal prilyginčiau šachmatų partijai, bet ne tarp galaktinių turnyrų, o kur Benderis žaidė labiau to lygmens, bet nepaisant to, vis tiek abi komandos nepametė galvų, stengiasi mąstyti aikštėje, sužaidė pagal savo galimybės ir mums pasisekė, mes iš tikrųjų iš senai čia buvom pergalių įsivežę. Iš tikrųjų, taip, sulygino su šachmatų partija, tai didžiąją dalį rungtynių vis tik tai atrodė, kad jūs baltaisiais žaidžiat ir pusę žingsnio vis priekį. Nežinau, palyginus su šachmatai, bet sakau, mūsų šitokie tie šachmatai, žinot, didelių tų strategijų nebuvo, bet sakau, tas džiugu, kad ir nebuvo tokio balagano didelio, tai va, gal dėl to asociacija su šachmatais. Dar pats irgi buvo rungtynių protokole ir kaip žaidėjas, bet šiandien net ir nesiruošėt ir apšilimo nedarėt. Jautėte, kad viskas bus tvarkoj, turėjot pilnus 2/4? Taip, ant premijos įrašiau save, kas. Ne, yra 2/4, ko man ten list. Pasą pasižiūrėjau, reiks keistis jau greitai, skaičiai neramina jau. Lemiamą įvartį pelnėte po Aurimo Pukevičiaus smūgio ir turbūt simboliškai, net smagu, nes žaidėjas buvo įmušęs jau vieną įvartį tik į savus vartus. Jo, ir tuos, kai greit gavom, tai abiejose aikštėje buvo, bet ten, aišku, tos tiesiogiai nekaltinu, tokie labiau čia tos nesėkmė ir tą kontrataką, kai praleidom, tai džiugu, kad reabilitavas, aišku, pačiam bus lengviau. Su ramesnė sąžinė laus atsidaryti, nealkoholinė. O Jonas Lebedevas pelnė dublį, gal jis irgi galės nealkoholinio? Galės, bet jis atskirai atvažiavo, šiaip sakiau, kad bereikalam tą perdamą ten davė, gal reikėjo pačiam už, bet patinas pasiteisino. Čia tą antram kėlinį. Galės irgi atsidaryti. Činčioj, Panevėžy ir kur ten. Minėjot, kad pradžia čempionatų jums būna sunkesnė, po to šiek tiek prisijungia žaidėjų. Tai palyginus su ta sudėtim, kurią matėme Radviliškį, ar dar bus kažkokio prisijungimų, pastiprinimų? Turėtų būti, bet tikrai turėtų būti normalus pastiprinimo, bent jau tas, kas yra. 3 žmonės jau ir to salės fulvo paragavę normaliai. Bet didesnis pastiprinimas būtų tas 2 savaitės, kol mes čia ilsėjomės, nes turus praleidom 2, tai praktiškai nebuvo treniruočių, visi ateina negyvi po visų tų, kaip Latožas pasakytų, cechų lygų, tai realiai visi negyvi ir tos treniruotės nekokybiškos, tai dar didesnis postūmis būtų, kaip čia viskas baigsis už savaitės, kad turėtume normalesnių treniruočių. Dėkui ir sėkmės, kad kitos pergalės ilgai nereikluo. Tikėkime, tik savaitėlės.